Tai vat, pats darbas yra grinai apie procesualumą, apie laikinumą ir trumpai tariant, pagrindinė esmė yra tai, kad vienintelis dalykas, kas yra pastovus, tai kintamumas. Ir darbo pavadinimas būtent duota Karina. Tai yra Karina nebula, kosminis didelis kūnas, kur jeigu pažiūri tai, kas vyksta toj kosminėje erdvėje, mums atrodo be galo lėtai, o ten labai greitai ir nuolatos kinta. Viskas, kaip sakant, yra pradžia, yra pabaiga. Tai vat ir mūsų tas toks kasdienis gyvenimas, ta rutina, kur atrodo darai daug, darai visko, bėgi, krūti, bet iš tikrųjų viskas kaip ir apie tą patį ir kažkoks vienas pakeitimas tai nepakeičia pačios esmės. Vis tiek tu kažkur judi ratu ir visi tose savo skirtingose, bet tokiuose pačiuose rateliuose. Tai ir pati technika norėjos, kad atspindėtų tą pasirinktą, kaip sakant, senotipę, tai jinai nėra ilgaamžė ir ta spalva nėra, kurią gali pats sukurti, jinai kaip ir padiktuoja. Tai tu kaip ir tokioj rutinoj darai tą darbą, iš lėto, kiekvieną siūlę, kiekvieną tą miltelį. Ir jisai dar ir pats savo įdeda ir gaunasi procesas procese, kuris neturi nei konkrečios pradžios, kada ta mintis atėjo, nei konkrečios pabaigos, nes prie darbo visą laiką galima pridėti tų kvadratų, jis gali plėstis, bet tuo pačiu veikiamas tiesiog gamtinių jėgų, saulės ar laiko, jisai kinta. Tai tu kaip ir niekada nesi kontroliai, lygiai taip pat kaip ir tiesiog paprastam gyvenimui. Tu gyveni ir pasiduodi tėkmei, pasiduodi kintamumui, kažką bandai įrodyti, kažką sukurti savo, bet iš tikrųjų kaip ir nieko savo neturi. Tai tokia ir esmė.